dabar transliuoju su savo naujom technologijom. Ir noriu pasidalinti labai aktualią žinutę ir be abejo visą laiką taip pat kviečiu čionais į svečius, tiesiog atvykti fiziškai, kur jau nebėra jokio trukinėjimo internetinėme ryšyje, kur yra nepertraukiamas fizinis ryšys ir tiesiog komunikacija per širdį, kuri nuolatos generuoja milžiniškus elektromagnetinius impulsus ir per tai yra taip pat labai tiesiogiai perduodamas mokymas ir yra integruojama belaikė išmintis, meilė, kaip ir pavadinau šitą transliaciją, belaikės tiesos įkūnijimas. Tai yra labai aktualu. Iš tikrųjų tai įkūnyti. Nes pavyzdžiui, aš savo procese matau, jog tai nebėra minties procesas. Aš dabar einu grinai, tik tais giliau įsileisti per jausmą. O jausmas taip pat galima sakyti yra tikėjimas, pasitikėjimas. Ta belaikė išmintim ir meilė, ta beribė išmintim ir meilė, kuriai čia viskas iš tikrųjų ir priklauso. Tai va, ta visa sąlygota žmogiškumą mes padedam į šalį ir įsileidžiame dieviškumą, kad dieviškumas viską harmoningai pertvarkytų. Nes mes nebegyvename užmarštyje. Tai yra pabudimo amžius. Jeigu tu žiūri šitą transliaciją ar jos įrašą, tai tu neišvengiamai tame dalyvauji. Va ir matau vieną žmogų, tai gali pakomentuoti, ar netrukinėja ryšys. Pasisveikink tiesiog ir pakomentuok, jei gali, ar netrukinėja transliacija, tada aš galėsiu toliau dar giliau atsipalaidavus tęsti. Va, labas Mykolai, tai kaip supratau, viskas gerai. Ačiū už grįžtamą į ryšį, ačiū už meilę. Viskas puikiai girdisi, super. Gerai, tada aš transliuoju toliau. Tai jo, va kaip aš dabar įvardinau, tai galima įvardinti įvairiai, tai galima įvardinti kaip Dievas, tai galima įvardinti kaip tikrasis tu, dabar aš tai įvardinau kaip belaikė tiesa, bet tai galima įvardinti kaip nuovoka, kuri yra visą laiką stabili, tas mūsų tikrasis centras, ties kas mes iš tikrųjų esame, belaikiškai, kas mes visada buvome, būsime ir esame. Tai va, šitas dalykas transliuojasi per lengvumą, per palaimą, per malonę, per buvimą esamojoje akimirkoje. Ir vėlgi, siekimas savo tyriausių impulsų, siekimas savo tyriausių širdies impulsų. Tada jau tas mūsų galvos protavimas, jisai tiesiog prisitaiko prie to. Kūnas, viskas, visa sistema, kaip ir sakau, yra pertvarkoma. Dar klausė Mykolas, ką manai apie Faustą? O Faustas tai kas, čia iš kažkokios knygos, aš žinau, kad kažkokios liktais tos Dantės komedijos, ar kaip ten jinai vadinasi, ten
pagrindinis veikėjas, kuris per tos pragaro ratus keliauja. Jo, va, iš knygos. Nu, nežinau, aš neperskaičiau, man atrodo, pilnai tos knygos. Ten labai daug visokio bagažo, konteksto, kuris man tiesiog sunkiai jautėsi ir aš negalėjau skaityti, bet aš labai mėgau žiūrėti tos visus paveiksliukus. Tai aš galima sakyti, per tos paveiksliukus perėjau. Ir biškai pradėjau jo skaityti, tai suprantu kontekstą. Nu jo, tai va ten tik pavaizduoja, kad jo, va tokia ekskursija per pragarą. Ne, va tas yra naudinga pažinti tą pragarą, kurį mes patys susikūrėm vėlgi su savo sąlygotu protu, kuris va tame abejingume, užmarštyje, nuo tos jungties su dieviškumu, va susikūrė pragarą šitame mūsų pasaulyje. Mes tai galime puikiai matyti, atsidarę langus į pasaulį. Tai yra naudinga jo pažinti šitą, sakykime, negatyvų ego. Ir tai yra kelionė, va iki pat pragaro dugno, bet va ten labai fainai pavaizduoja, kad tame dugne yra iš tikrųjų ne pabaiga, tai yra portalas jau į skaistyklą. Ne? Ir jau iš skaistyklos tada į rojų. Tai iš tikrųjų va ta dvasinio pabudimo kelionė yra panaši. Tu turi pilnai susitikti su savo šešėliu, tu turi pilnai susitikti su savo abejingumu, tu turi pilnai susitikti su savo giliausiom baimėm. Tačiau ties tuo nesustoti ir atrasti gilesnę tiesą, kuri slypi už jų, kurią saugo kaip slenksčio sargai tos visos mūsų baimės ir abejonės. Ir tada mes atrandame tą belaikę tiesą, išmintį, meilę, dieviškumą, stabilumą, susigrąžiname savo galią ir ją įkūnijame šitame žmogiškame patyrime. Tai va, ir šitas procesas neprivalo dabar būti pomirtinis. Mes tai galime integruoti šiame pabudimo amžiuje. Mes galime įkūnyti namus, tos tikruosius savo sielos namus, kurie yra besąlyginė meilė. Mes galime atnešti visas šitas dangiškas vibracijas. Tai štai kaip gražiai susiintegravo su šita mano tema, šitas klausimas. Kitas susitikimas bus dieną po žiemos saulėgrįžos, tai irgi bus galingas metas susitikti 23 gruodžio dieną. Tai čia bus, netiksliai neatsimenu, šeštadienį dieną irgi kviečiu čionais į svečius, kurie simbolizuoja mūsų besąlyginės meilės svetainę, kur tu gali ateiti toks, koks esi ir per įvertinimą to, kas esi, kaip esi, tada gali vėlgi leisti tai belaikiai tiesai įsikūnyti dar giliau, integruotis į tavo žmogišką patyrimą. Tam dieviškumui, kuris esi, pabusti ir tada, kaip ir sakau, pertvarkyti šitą visą užmarštyje susiformavusi mentalitetą ir išgryninti šitą kūną, išgryninti šitą protą kaip dievišką instrumentą, per kurį tu gali tiesiog reikšti savo beribį genialumą ir meilę savo autentišku būdu. Tai va, ir tai sakau, tai yra tai yra už konceptų, tai yra už žodžių. Žodžiai tik tais nuorodos, bet aš pats pastebiu, pavyzdžiui, aš
neseniai irgi prisijungiau į tokios, man labiausiai šiuo metu rezonuojančios irgi mokytojos, Anna Brown satsangus. Tai va, ir man čia irgi buvo labai toks įdomus atradimas, kad nors ir aš visiškai nejaučiu trūkumo, kad man kažko trūksta, kad man kažko iš jos reikia, bet aš tiesiog pajaučiau tokį autentišką vidinį rezonansą ir meilę, kuri mane tenais ir atnešė. Ir būnant tenais aš galiu pasakyti, jog iš tikrųjų tas visas integracijos procesas suintensyvėja, būnant toje erdvėje. Tiesiog, jo, vėlgi, jau komunikacija vyksta anapus žodžių. Tiesiog visas tas satsangas man dabar būna tiesiog jautimas įvairiausių iškylančių jausmų mano širdyje, mano kūne ir panašiai. Ir ta išmintis tiesiog kalba iš vidaus. Ir be abejo, kada yra palaikymas iš išorės, tai tas duoda dar labai daug tokių užtvirtinimų, kur taip viskas sinchronizuojasi, kad nors ir kiti žmonės ten užduoda savo klausimus ir gauna atsakymus, bet jo, visą laiką, kada mes taip susibūrėme į satsangus, tai viskas būna tobulai suorkestruota, kad viskas puikiai papildo viską. Dar Mykolas klausė, išminties reikia siekti, ar ji ateina pati? Tai būtent, kad labiau yra taip, kad jinai ateina pati, kada tu suteiki jai tinkamą terpę. Kaip Jėzaus yra pasakyta, kad ėjo sėjėjas ir jisai numetė sėklų ant žemės, ir vienos sėklos ten nukrito ant kelio, nesuleido šaknų, kitas ten kokie tai parazitai sugraužė ir panašiai, kitus ten paukščiai ten sulėse. Bet ta sėklytė, kuri krito į gerai užpurentą dirvą, tai jinai tada išsiskleidė į didelį medį su daug vaisių ir tai tapo irgi dangaus paukščių prieglobsčiu. Tai kas turi ausis, tegul išgirsta. Tai čia tas pats yra su šita išmintimi. Ir pats žodis, iš tikrųjų labai faina, kad mes turime tokią archaišką kalbą, kurioje yra užkoduota labai daug išminties, kaip ir tame pačiame žodyje išmintis. Tai išminti arba išminties. Tai yra išėjimas iš minties. Dėl to ir sakau, man tai nebėra minties procesas. Tai yra intuityvaus žinojimo procesas. Ir tas intuityvus žinojimas reiškiasi būtent tada, kada tu atveri savo širdį, būni atvirume, būni tame tikrume, kad esi. Ir tu žinai, kas esi, giliai viduje, giliai branduolyje. Tu visą laiką puikiai žinai, kas esi, kad tu esi amžina ir beribė esybė. Visiškai nepajudinama šito pasaulio kitimo srovių, dualumo, skausmo ir malonumo. Ir tu tiesiog susilygiuoji su tuo, kas yra tobulame susiligiavime su viskuo. Ir tada tai išsiverčia kaip šitas įkūnijimo, integravimo procesas, kur šita tiesa, išmintis, meilė pradeda vis labiau ir labiau perimti šitą kūną kaip dievišką instrumentą, perimti visą šitą gyvenimą, kaip savo dievišką gyvenimą. Nes taip, kuris laikas, kada mes užaugome tame abejingume, tai taip gavosi, kad šitas mūsų sąlygotas žmogiškas protas, kuris yra paremtas ant to įsitikinimo, kad aš esu šitas atskiras individas su visokiais savo trūkumais ir norais ir nenorais ir baimėmis ir taip toliau.
Tai va, tada susiformavo toks labai sudėtingas ego konstruktas, kuris tarytum prisijama tą dieviškumo rolę, kuriai iš tikrųjų jis neturi tikros teisės. Ir tai neveikia. Ir tai galiausiai atsisuka prieš jį patį. Ir tada iš to virsta tos visos negatyvios komplikacijos, tas visas sukilimas prieš save. Ir visa ta žmogiška kančia, kuri iš tikrųjų vėlgi yra tobulas mechanizmas įtrauktas į tą pačią belaikę išmintį, kad mes save pabudintume į save. Tad kviečiu su besąlyginė meilė priimti savo kančią ir būtent ją panaudoti kaip kurą pabudimui. Va, dar Mykolas klausia, ar visus norus reikia tenkinti? Na tai, manau, šito atsakymo man nereikia sakyti, tu pats puikiai žinai. Vėlgi, susijungti su savo vidiniu žinojimu, susijungti su savo intuicija. Ir tada tu gali atskirti, kurie norai yra iš tikrųjų autentiškai rezonuojantis ir kurie norai yra tik tais primesti, vėlgi tų visų ribojančių įsitikinimų apie nepakankamumą ar vengimą ir taip toliau. Tai va, čia ir yra ta išmintis, sugebėjimas atskirti tiesą nuo melo. Ir jo, ir kiekvienas turi pats ir gali tik tais geriausiai pats savo tai ir atsakyti. Kas tau yra tikra, o kas yra tiesiog primesta jau atgyvenusių įsitikinimų, kuriuos tu peraugi. Ir be abejo, kol tu neperaugi, tai tau atrodys, kad tikra yra vieni dalykai, bet po to tu subręsti vėl ateina daugiau kančios, daugiau kontrastų, kurie tau primena, kad yra gilesni galbūt troškimai, gilesni įkvėpimai, ties kuriais iš tikrųjų tu nori visą savo esybę veikti. Ir kada tu ties jais veiki, tada vėlgi viskas tampa dar aiškiau, dar labiau atsifiltruoja tavo tikrovė, tavo įpročiai, tavo supančių žmonių ratas ir panašiai. Tai štai, tokios mano intuityvios žinutės, bet aš dar noriu perskaityti vieną naują žinutę, kurią užrašiau raštu. Ir jinai iš tikrųjų irgi yra labai labai giliai išjausta. Todėl tiesiog noriu suteikti jai balsą. Už visų sąlyginių priežasčių yra tyras rezonansas ir besąlyginė meilė, kuri laisvai juda per beribę kūriniją ir ją keičia. O tuo tarpu begalės priežasčių seka iš paskos ir tai palaiko meilės vyksmą. Kartais tankiame kūrinijos gilyje, tokiame kaip mūsų pasaulis, sąlygotos priežastis gali sukilti prieš besąlyginę meilę, kaip ir sistema prieš laisvą valią, kaip ir prisirišimas prie to, ką sąlygotinai žinome, prieš pasitikėjimą beribę gyvenimo mistiką bei magiją. Tuomet aukščiausios mūsų dieviškos savybės kaip meilė, beribiškumas ir laisvos valios magija yra visų pajėgumų menkinamos. Taip siekiant įtikinti, jog tikrovė yra tokia ir tokia, o meilė ir magija yra tik naivi fantazija. Ir tai tampa mūsų didus iššūkis. Visa širdimi pasišvęsti meiliai,
pokyčiui, pasitikėjimui, savo kaip beribei esybei ir taip atstatyti sveiką santyki tarp meilės bei priežasties. Pažiūrėk nuoširdžiai. Ar nori būti tikruoju savimi ir drąsiai žengti į jaudinančią nežinomybę, ar nori vis kartoti savo ir savo senelių praeitus šablonus? Nieko prieš senelius ir šablonus, bet kur jie išties mus kreipia? Ar į stagnaciją ir iš to išeinančias komplikacijas, ar į tikrą atsinaujinimą harmonijoje su beribė sąmonės natūra? Tai lemiame patys, kiekvienas savo kelyje. Laisvė rinktis tai mūsų didžiausia galia. Ir kai ši galia yra įkvėpta tikros meilės, tai yra visos kūrinijos vedantis kraštas. Tai štai kviečiu priimti šią žinutę vėlgi į savo širdį, leisti jai surezonuoti. Ir taip, ir žinok, kad už visų priežasčių, kurias mes galime vėlgi su šituo dualiai mąstančiu protu apibriežti, visada yra tyras rezonansas ir meilė. Tai mes šitoj civilizacijoje augdami, gyvendami, tai užmiršome, pražiopsojame šitą esminį momentą, kuris lemia visą mūsų gerovę. Kada mes taip stipriai susitapatiname su savo ribomis, su tuo, ką žinome, kas ir yra abejingumas, arogancija, cinizmas, tai taip gavosi, kad žmonija sukilo prieš jos pačios vidinį dieviškumą. Ir visaip kaip bandė tai sumenkinti. Tačiau vis tiek. Tas dieviškumas, ta yra savastis, vis tiek lieka to nepaliesta, stabili, amžina. Ir vėlgi, anksčiau ir vėliau jinai atstato sveiką balansą tarp meilės ir priežasties. Bet vėlgi, tai dabar pasireiškia per kiekvieno iš mūsų individualų gyvenimą, per kiekvieno iš mūsų individualius pasirinkimus. Tai va, kaip tai pasireikš tavo pasaulyje, tavo gyvenime priklauso nuo tavęs. Tad kviečiu vėlgi giliau susijungti su savo besąlygiškai mylinčia ir rezonuojančia širdimi ir suteikti jai pirmenybę. O visos priežastys tegul seka iš paskos. Nes taip, tai yra beribis procesas, tai yra beribė integracija, beribis gilis, beribė kūryba. Ir to nereikia bijoti. Nes visa tai veda, tai yra meilė, tyras viską jungiantis intelektas, viskas yra viena, viskas yra integralu, viskas pasitarnauja. Tad kviečiu su šiuo žinojimu, su šiuo intuityviu pajautimu drąsiai žengti į nežinomybę, drąsiai žengti į tiesioginį sąlytį su savo jausmais. Kol galiausiai tas beribiškumas natūraliai ims tave judinti vardan tos pačios meilės, vardan aukščiausios tarnystės, savo kaip visumai. Nes tai yra tavo tikrasis širdies troškimas. Mylėti. Būti, džiaugtis, mylėti, pasitarnauti.
Ir ačiū už šitą progą, už šitą leidimą tau tai priminti. Klausimas, ar kokį patarimą galėčiau duoti. Tai čia ir buvo patarimas. Visas šitas laivas buvo vienas didelis nuoširdus patarimas. Jo, ir tikrai kviečiu tęsti šitą ryšį, jeigu tu pajauti šitą rezonansą, tai būtinai susitik su manim mano rengiamuose grupiniuose susitikimuose, kursuose ar netgi asmeninėse konsultacijose, net jeigu vėlgi tavo protas negali sugalvoti priežasties, kodėl tu turėtum tame dalyvauti arba kodėl neturėtum tame dalyvauti, jeigu atkūrė, bet tu jauti tą tyrą rezonansą, tą tyrą širdies trauką, tai vėlgi praktikuok tai, kuo ką tik pasidalinau, suteik pirmenybę šitam tyram jausmui. Ir visos priežastys seks iš paskos. Pamatysi, kaip viskas tobulai pasitarnauja, kaip viskas yra tobuloje sinchronizuotoje harmonijoje, apie kurią tau vėlgi nereikia tiek daug galvoti ir stresuoti. Tai jau yra atgyvenusi paradigma. Ir lai viskas vyksta per lengvumą ir palaimą. Tad mano nuoširdžiausi laiminimai iš širdies į širdį ir daugiau informacijos apie viską rasi šios transliacijos įrašo informacijos skiltyje. Būtinai pažiūrėk, tenais pamatysi daug įvairiausių galimybių ir dovanų. Ir ačiū už tavo palaikymą. Iki.